Sveiki, aš esu Jurga Želvytė, vedų astrologė. Jūs esat mano kanale Vedų astrologija lietuviškai. Nuo paskutinių dienų tokia labiausiai diskutuojama naujiena, tai naujasis kandidatas į gynybos ministrus Robertas Kaunas. Ir čia kai kas piktinasi, kodėl toksai baltas lapas, nėra prie ko prisikabinti. Tai mes ir pasižiūrėsime dabar, nes jo data, aišku, yra žinoma gimimo, detalių be abejo nėra, bet vis tiek kažkokį potencialą žmogaus galima pamatyti. Ir dar aš, kada pamačiau jį prezidentūroje, šiaip žmogus gal jisai nėra ten labai tokio žemo ūgio, bet kontekste, kaip ir kartu su prezidentu, kuris labai aukštas, tai man iš karto tokia asociacija, tokia Napoleonas. Tai įdomi pasižiūrėti, ar kažkokių napoleoniškų kompleksų pasitenais gali būti, ar ne. Čia štai aš pastačiau kylantį ženklą Skorpioną, kadangi Skorpionas su Saturnu ir su Ketu, jisai iš tiesų gali duoti žmogui tokį žemesnį ūgį. Tačiau aišku, čia tas ūgis, jisai, kaip sakant, nėra toksai, ta prasme, iš to vienintelio faktoriaus tokio spręsti apie jo kylantį ženklą. Nors iš kitos pusės, jisai yra IT specialistas pagal savo išsilavinimą. Tai pirmas dalykas, tai yra toksai, techninis išsilavinimas, Saturnas duoda techninį išsilavinimą. Antras dalykas, Marsas, nes irgi techninis išsilavinimas yra dar plius Marsas, ir Marsas yra vandenyje. Vandenis tai būtent yra šitos naujosios visos technologijos, visa ta šita, ir ten socialiniai visi tinklai, ir visa ta technika, ir taip toliau, kaip sakant. Taip kad tokiu atveju Marsas irgi turi būti susijęs kažkokiais tai būdais su kylančiu ženklu. Čia Marsas yra Skorpiono šeimininkas. Aišku, čia yra daugiau tų kylančių ženklų, kur Marsas irgi galėtų turėti įtakos. Ir aišku, pagal jo išvaizdą, pagal tam tikrus požymius, aš matau, kad vis dėlto Marsas pas jį yra, tikrai turi labai didelį įtaką į jo tavo kylantį ženklą, į jo, kaip ne ta prasme, kad į kylantį ženklą, bet į žmogaus tą, kaip jo charakterį, į jo tos polinkius. Dabar pažiūrėsim, kokios yra stipriausios pusės šito horoskopo. Pirmiausiai, tai Jupiteris. Principai Jupiteris pas jį yra Atmakarakas, sielos signifikatorius. Jisai stovi šaulyje, čia jo ženklas yra. Šaulys aplamai yra toksai, moralės, tokios gyvenimiškos filosofijos, dharmos, ta prasme, paskirties planeta. Taip kad Jupiteris tokioj vietoj, čia tikrai yra gerai. Jeigu ten jisai neatsistoja, priklausomai nuo to kylančio ženklo, kokiam 8 name, tai čia labai gera pozicija. Plius Jupiteris yra, taip vadinama, vargotama. Jeigu paimsim, čia yra fizinis daugiau tai planas, o čia jeigu ta vidinis toksai potencialas, tai jisai stovi irgi šaulyje. Kada planetos ir vienam ir kitam stovi tam pačiam ženkle, tai vadinama vargotama, kuri dar labiau sustiprina tos planetos atreikšmės. Sekantis Marsas, kuris greičiausiai irgi turi didelį įtaką šito žmogaus, kaip sakant, natūrai. Tai Marsas stovi vandenyje. Ir šitam fiziniam plane, ir šitam, čia irgi Marsas vandenyje, tame vidinėme potenciale. Taip kad irgi tos, taktika, ta veikimo logika, reakcijos, taip kad čia irgi labai, labai gera pozicija. Kitas dalykas, Ketu ir Rahu, nors tai yra šešėlinės planetos, bet jos čia yra abidvi egzaltacijoje. Ketu savo name Skorpione, o Rahu Jautyje. Tai jiems irgi yra labai geros pozicijos. Taip kad principe
tas, horoskopas, jisai yra pakankamai stiprus, nes tokių kažkokių labai didelių pažeidimų čia nėra. Išskyrus, yra, ta prasme, kas liečia tą, jo šeiminį gyvenimą, tos santykius, tai yra, ta prasme, kaip daugelį žino, tai turbūt Mars, Mangala doša, bet čia yra ne Mangala doša, čia yra kita doša, ir kuri, jeigu Mangala doša veikia kažkur tai iki 28 metų, ir paskui, daug, aš pavyzdžiui, matau tuose horoskopuose ir žmonių gyvenimuose, kada yra Mangala doša, tai po 28 metų jau kaip ir ištirpsta, žmogus ją atidirba. Tai va čia dar viena yra tokia, kuri po 40, skaitosi po 42 metų ištirpsta tik tai, kad žmogus, vieni atidirba, kiti užstringa, neatidirba, bet čia jau, kaip sakant, aš nelysiu čia į šitos asmeninius dalykus, nes čia žmogaus reikalas ir, kaip sakant, ne mūsų čia reikalas. Tai toliau Mėnulis dvyniuose. Nežinau, čia aišku, nežiūrime, kad čia jeigu prie Skorpiono gautųsi kaip ir 8 namas, bet jeigu ne Skorpionas, kažkur tai kitur. Mėnulis dvyniuose, tai jisai, tokį duoda smalsumą ir, informacijos rinkimą. Čia aišku, žmogus labai yra protingas, bet kartu, gali būti šiek tiek toks paviršutiniškas. Bet jį čia palaiko Merkurijus, Jupiteris ir Saulė. Taip kad tikrai turi tokį sugebėjimą jisai tą visą informaciją tokią transformuoti kažkokius strateginius kažkokius tai sprendimus. Iš tiesų, iš bendro viso šito. Dar Mėnulis, bet Mėnulis šitoj Navamšoje, tam, vidiniam potencialiai, jisai yra egzaltacijoje. Taip, kad, ir to labiau, kad čia Mėnulis yra Jupiterio nakšatroje. Taip, kad, toksai, kaip sakant, pakankamai psichika, tikrai pakankamai tokia stabili šito atžvilgiu. Ir sakau, čia bendras toksai vaizdas, kad iš tiesų žmogus tokį turi, sakyčiau, tokį tikrai strateginį mąstymą. Jisai nėra kažkoks ten piaršikas kažkoks, bet toks, grynai analitinis, toksai. Bet jeigu imti, dėskim, kaip tokį vadovą jį, tai Saturnas su Ketu vaduotų jam tokį disciplinuotą, tokį struktūrinį, tačiau labai tokį tylų ir reiklų vadovą. Nes tas vadovavimas toksai būtų, ne per emocijas, bet, gal kažkur tai ir tokį per baimės ir tokio pagarbos balansą. Nes Skorpionas, tai jisai duoda tokį instinktą, tokį saugoti, kontroliuoti, tokį viską tikrinti. Ir to nėra tokio paviršutiniško tokio pasitikėjimo, viską jisai turi patikrinti pats. Tačiau Saturnas, tai jisai tokiai vietoje, tai jisai tokį, duoda ištvermingumą tokį, ištvermingą tokį strategą, kuris gali ilgai dirbti, ten planuoti, ten keli žingsnius į priekį tenais. Ir toksai laukti momento, kada išlaukti to momento. Taip, kad, kaip toksai, kaip tokioj struktūroje, kaip vadovas, toks metodiškas, toksai, tačiau toksai, emociškai tai greičiausiai toksai turėtų būti, toks, nelankstusis. Bet pavyzdžiui, tai Jupiteris su Saulė ir su Merkurijumi, tai čia tokia jau, tokia duotų, tokia, ideologija, tokia mokėjimą išreikšti tokią strategiją žodžiais. Principą, tai pasitens liežuvis, taip, nėra ten prastai pakabinta šitą. Jisai ir toksai dalykas, toksai gebėjimas ginti vertybės kažkokius principus, ten tokia tautos misija, ten kažkokia, tai jisai ir kalba ganėtinai taip įtaigiai, taip argumentuotai šitą. Dabar jeigu 8 namas šitą, tai, tai tokia kažkokia, tai ir čia Merkurijus jį valdo tą 8 namą, tai čia strateginis mąstymas, toksai slaptas gebėjimas tą slaptą informaciją tenais analizuoti, kažkokią, tai ten, ir tas priėjimas prie slaptos informacijos, jeigu jisai bus to gynybos ministru, tai jisai visą tai turės tada.
Ir vat, nu, toks kaisai gali duoti taktinę logiką tokią, kažkokios tenais, nu, tas supratimą, ten tas žvalgybinius, ten tuos visus procesus, čia, nu, pilnai įsipaišo, kaip sakant. Dabar Marsas su Venera ir Merkurijumi, tai nu, vat, inovatyvios technologijos, kažkokios ten gynybos modernizavimas, ten nu, vat, kaip tik tas ketvirtas namas čia labai, labai gerai visą tai aprašo. Taip kad toksai galėtų būti irgi toksai gynybos reformatorius, ten strategas, kuris ten nesiremia tais vien tais tradiciniais, tais biurokratiniais, tais modeliais visokiausiais. Bet nu, jam aišku bus svarbu technologijos, ten kažkokia informacinis, ten tas saugumas, ten tie gynybos modeliai kažkokie tai modernus. Nu, tai čia jau, kaip sakant, jam ant kaktos parašyta, kas jam bus svarbu. O taip, jeigu imti santykius su pavaldiniais, tai Rahu čia 7, jeigu name Jautyje, tai toksai, nu, toksai turėtų būti pakankamai charizmatiškas, toksai, bet, nu, gal toks kažkuria prasme nenuspėjamas, kadangi Rahu toks nenuspėjamas vadovas šitą. Tokie pavaldiniai gali jau ir prisibijoti kažkiek, bet gerbti, aišku. Ir va toksai vat Rahu, jisai duoda tokį vat polinkį testuoti žmonės, stebėti, vat, kas lojalus, kas nelojalus čia. Ir čia Marsas aspektuoja šitą Rahu, taip kad toksai, nu, greiti sprendimai ten, tos, nu, gal tos tolerancijos, ten neveiklumai, vat, tikrai tokios gali būti. Nors tas vat Jupiteris vis tiek įsiduos, kad tokį vat moralinį filtrą tokį pakankamą, nes kas reikalauti tenais to teisingumo ir iš kitų tų žmonių, ne tik tai, žinau, iš savęs. Dabar jeigu paimti vat Jupiterį su Saulė čionais, tai čia vat toksai būtų aprašo tokį tą, nu, požiūrį į valstybę ten, į šitą valstybės tarnybą ten tą. Nes vat jeigu Saturnas, jisai duoda tą tokią atsakomybę, pareigos, tą suvokimą, ten discipliną, o Marsas su Venera, nu, kaip sakiau, tas technologinės kažkokios tai vizijas, tenais noras atnaujinti tą kariuomenę, ten greičiausiai ten gynybos struktūras, čia, nu, tiesiog pasikeičia vis, jeigu imti tavo Skorpioną, tai čia praktiškai viskas aprašyta taip ir yra, nu. Ar ten taip yra, ne, nu, pasižiūrėsime, aišku. Nu, iš tokių neigiamų bruožų, kas blogybės kokios šiandien yra, pirmiausia, tai yra Merkurijus. Merkurijus yra, jeigu vat toj paros pradžioj, nu, neaišku, ta lagna iš tikrųjų, bet kažkur tai iki 11 valandos jisai yra taip vadinamai gandantoj. Perėjimas iš vandens ženklo į ugninį ženklą. Tai tokia gana sunki pozicija planetai. Tai toks, žinote, kai žmogus turi pereiti per tokią, kaip čia įsireikšti, tokią kunkuliuojančią upę. Nu, ne toksai, kaip sakant, verdanti upė apačioje, toksai tiltelis toksai. Toks jis turi eiti per tą tiltelį tokį šitą. Nu, bet panašu, kad tas Merkurijus jam daugiau, nes kadangi jisai yra dar Akaraka, tai čia daugiau jisai jam problemų suteikia būtent tuose šeimyniniuose, tuose kažkokiuose santykiuose. Nu, kiek jisai čia, jam toj darbiniai toj, nu, kas gali čia būti? Čia gali būti labai tokie tik tai, nu, tokie, ne tai kad impulsyvūs, bet tokie nepamatuoti sprendimai tokie. Ne, taip, ta prasme, nu taip, kaip tik impulsyvūs, ne emociniai, o, nes, čia matomai, gali būti, kad su emocijom pas jį, kaip sakant, viskas tvarkoje yra. Bet būtent tokie impulsyvūs labai. Ir vat, gali būti taip, kad čia vat, tas Merkurijus įmokina būtent, kad taip, nežinau, kiek jisai va čia ten bus pasikėlęs, jeigu jisai vadovaus tai ministerija, kiek jis ten pasikels, kiek jisai tenais ne, bet kad nusileisti pas pavaldinius ir, kaip sakant, tos visus sprendimus, ta prasme, derinti su tais patarėjais kažkokias, tai nes tas impulsyvumas, tai jisai čia gali jam pridirbti ganėtinai daug kažkokio tai, nu, negerų dalykų, nes, na, aišku, ten tokioj
tie visi sprendimai tokioje ministerijoje, ten visi bus gerai matomi labai šitą. Ir čia gana sunki tokia pozicija yra. Dabar tokia įdomesnė dalis, kadangi ten aš pakalbėjau apie kažkokį tokį tipo Napoleono ten kompleksą, ant kiek pas jį tenais yra, ar kiek nėra, tai vat paimsiu ir palyginsiu. Šiaip ganėtinai įdomiai. Vat jeigu paimti, kaip, gerai, pradėsime nuo Napoleono tada. Čia va štai yra Napoleono horoskopas. Vat būtent to Bonaparto, Napoleono, kuris ten imperatorius, ten Prancūzijos ten buvo. Nes šitas horoskopas yra, kaip jisai yra pripažintas ir daugelis astrologų ir iš tiesų, jisai labai ten sutinka su jo to gyvenimo prašymais, ten tais visais. Ir dėl ko ten yra ta tokia, tas, kaip žinomas, kaip kompleksas Napoleono tenais. Taip, čia irgi, Napoleonas, žinom, toks žemo ūgio buvo, skorpionas. 10 name pas jį Marsas su Saulė. Saulė buvo šitam Mūla nakšatroje tokia, matomai tą visą valdžią jisai vis dėlto, kaip sakant, paveldėjo, nepaveldėjo, iš praeitų gyvenimų kažkokia tai tenais jinai yra atėjusi, nes jisai, nes labiau, kad, Mūla nakšatrai čia Saulės tame, tai va toksai kažkoks tai protėvių sostas, kažkoks ten karališka tokia ir pas jį tokia buvo, aš gimęs vadovauti, tipo. Tai čia Saulė. Marsas, gal ko jisai, tas ir strategas toksai labai geras buvo, ir karvedys tenais, bet šitame kontekste, tai tokiai nakšatrui, kuri, tokia purva aphalgūnė, Veneros nakšatrai, irgi, Veneros, visi dėmėkit, čia Veneros nakšatrai yra. Ten tipo toksai valdymas su prabanga, ten toksai įvaizdžių tokių, ten dominavimų tokių. Tai tas toks ir napoleoniškas kompleksas, taip ir vadinasi, tas valdžios troškimas, ten toksai labai išdidus ego, toksai įsitikinęs savo tuo, teisingumu ir, sako, kad maži žmonės būna, tai pas juos toksai tas kompleksas toksai išsivysto. Dabar jeigu paimti mūsų Roberto variantą. Čia Saulė yra būtent jau šitam, jinai irgi yra Veneros nakšatroje, bet ta nakšatra yra Purvašatska. Tai jau jinai yra kitokia visiškai. Tai yra būtent, kadangi toksai, šaulys yra idealistinis toksai, ženklas. Tai čia kova už idealus, už moralinį ten teisingumą, ten noras būti ten pripažintų kaip teisingas toksai, o ne tai, kad ten kažkokia galia, jam ta galia nėra reikalinga. Tai vienintelis dalykas, kad pas jį šitoj Navamšoje, matosi Navamša Saulė, jinai yra debilitacijoje. Tai ta Saulė, debilitacijų, tai galbūt vis dėlto duoda tokia, kažkokia tai savivertės, tokia vis dėlto įtampa kažkokia. Tai, ir tas Venera, ta, kuri valdo tą Saulės nakšatrą, yra čia su Marsu vandenyje, tai čia tokia, daugiau tokia, pasi tokia racionali, toksai racionalus ten gebėjimas, būtent valdyti sistemą, per tą Saulę jinai daugiau valdo tokią sistemą, o ne žmonės. Nes jeigu Napoleono atveju ten noras buvo valdyti žmonės daugiau, o čia pas jį yra daugiau noras valdyti ir įrodinėti savo, ten kaip sakant, save įrodinėti būtent per sistemą šitą. Taip, kad čia nėra valdžios siekio, nėra ten tokio ego, o būtent įrodyti tą savo kompetenciją, tą savo pranašumą per kažkokias idėjas, per kažkokį veiksmą, per kažkokias strategijas. Taip, kad čia, sakyčiau, kad yra ne visai tas. Tiek, kad Saulė, jeigu tai būtų Skorpionas pas jį irgi taip pat kaip pas tą Napoleoną, tai tada vėlgi 10 namas tai Saulė. Tai čia Saulė jau yra kitokia negu pas Napoleoną. Taip, kad aš buvau neteisi. Nors man taip sušvietė, kad kaip aš jį pamačiau ten prezidentūroje, tai man taip cinkt iš karto. Kažkoks panašumas yra, bet tačiau visai motyvai yra visiškai kitokie pas žmogų. Ant kiek aš esu, galbūt aš esu neteisi, gal aš čia. Ne, ta prasme, iš tiesų,
aišku, čia yra labai panašus dalykai. Yra tik tai šiek tiek žmonių, kaip sakant, skirtingi tie lygiai, koksai sielos tas lygis. Pakankamai jisai čionais toksai. Tai tiek, kad Saulė yra debilitacijoje, bet Jupiteris ir Marsas, tas Vargotama, tai čia vis dėlto Mėnulis irgi egzaltacijoje. Taip, kad tai pakankamai aukšto lygio siela yra. Čia tikrai nėra, kad labai tokiam žemam tamasiniam žmogus, kad sėdėtų tokiam tamasiniam tam lygyje, tokiam visai tokiam. Pasižiūrėsime, jeigu jį patvirtins šito gynybos ministrų, tai mes vis tiek jį kažkiek tai matysime ir pasižiūrėsim, kiek aš čia buvau teisi. Tai tiek tada pakol kas. Iki.